Taip, tai šios dienos tema yra laipsniai ir akordų sandara. Ar kas nors esat girdėję apie šitos dalykus ir galėtų man, pavyzdžiui, pasakyti, kas yra tie laipsniai, ar ne? Ar visiškai nieko apie tai nesat girdėję ir reikia visiškai nuo nulio viską papasakoti? Bendraukite su manimi. Gerai, Papasakok. Tai va, tai tada gerai, viską nuo pradžių pradedu. Taip, laipsniai yra paprasčiausiai sunumeruoti, taip sakant, gamos garsai. Jeigu pasiemam pačią pagrindinę tą, taip sakant, pagrindinę mažorinę C gamą, va, nuo čia pasigrojam, skaičiuojam tiesiog visus garsus iš eilės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Va, tai ir gaunam laipsnius visus. Ir va dabar re nata 2 laipsnis, fa 4 ir taip toliau. Ir dabar jeigu grojam šitoj tonacijai, tai šitie laipsniai ir būna. Taip, dabar pagrojau viską vienoj oktavoj, nuo 1 iki 8 arba vėl 1, taip sakant, ir grįžau atgal. Jeigu eičiau toliau, vėl gročiau iš naujo, tiesiog aukštesnėm natom tą pačią gamą, tai skaičiuotumėm toliau. Kaip matot, apačioj surašyta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tai kaip ir tie patys laipsniai gaunasi, va, re 2 ir oktavo aukščiau, re 9 jau bus. Kaip ir tas pats garsas, tiesiog, kadangi jis aukštesnis yra per visą oktavą, todėl mes ir žymim 9, o ne 2, nors šiaip garsas nata pati yra ta pati. Va, čia apačioj, kaip matot, surašyti pavadinimai laipsnių, bet šiaip jeigu teks susidurti kada nors, tai pagrinde su tonika, subdominantė ir dominantė. Patys tokie dažniausiai sutinkami terminai. Taip, dabar tie laipsniai nėra, taip sakant, pririšti prie va šitų garsų, kaip dabar nupaišyta skaidriai. Tarkim, mi ne visada būna 3 laipsnis, re ne visada 2 ir taip toliau. Jeigu keičiasi tonacija, keičiasi ir laipsniai, taip sakant, tas atskaitos taškas pasikeičia. Va, tarkim, jeigu groju nuo re, gamą tą pačią mažorinę, jau bus visiškai kiti laipsniai, kitos natos, va. Re, mi, fa diez, sol, le, si, do diez, re. Irgi bus, va jau, mi prieš tai buvo 3 laipsnis, o dabar 2 laipsnis. Ir taip toliau, taip nuo bet kur pradedant, keičiasi taip sakant, natos ir laipsniai. Va, pirmas laipsnis yra pagrindinis, vadinamas tonika, jis, taip sakant, yra akorduose, ir akordai yra žymimi pagal tą pirmą laipsnį, jis tarsi pamatas visko yra. Tai va. Dabar, kam tie laipsniai reikalingi, kam reikia viso to žymėjimo. Vienas iš pritaikymų yra akordų sudarime. Akordai yra sudaryti va iš šitų laipsnių kombinacijų įvairių. Tarkim, galim pasižiūrėti konkrečius pavyzdžius. Va, nuo paprasčiausių akordų galim pradėti, tie visi taip gerai žinomi, taip vadinami laužo akordais, kur nuo šitų akordų pradedam visi mokintis ir tie patys paprasčiausi akordai yra. Jie yra vadinami kvintakordais ir jie yra sudaryti iš 1, 3 ir 5 laipsnio. Tai dabar, jeigu grojam pagal C gamą, C mažorą, C akordą grojam, tai kaip manot, kokios natos tai turėtų būti? Va, atgal įjungiu. 1, 3, 5 laipsnis. Tai C akorde bus kurios natos? Iš kurių natų bus sudarytas akordas? Galite klausti klausimai, kas nors neaišku.
Tai tas C akordas yra sudarytas iš do, mi ir sol garsų, nes pirmas laipsnis yra do, trečias laipsnis yra mi ir penktas laipsnis yra sol. Taip, ir visi tie kvintakordai, kur čia žiūrėjom, kvintakordai, visi be tų prierašų, kur taip sakant yra tik tai plika raidė, jokių M mažųjų neprirašyta šalia, jokių ten 7, 9 ir panašiai. Visi šitie akordai, tiesiog raidė, kur yra sudaryti tik iš 3 natų. Ir tai yra iš 1, ir 3, ir 5 laipsnių. Jie gali kartotis, jie nebūtinai turi būti taip iš eilės sudėlioti tie laipsniai, kad 1, 3, 5 gali būti 1, 5, 1, 3 ir taip toliau. Tarkim, C akordą grojam do, mi, sol, do, mi. Tai yra 1, 3, 5, 1, 3 laipsniai. Žodžiu, jie kartojasi, tie garsai gali kartotis ne vieną ir ne 2 kartus ir nebūtinai turi būti paeiliui. Taip, dabar jeigu atsiranda M mažoji raidė, tai reiškia, kad pažeminam 3 laipsnį. Kaip matot, parašytas bemolis prie 3 laipsnio, bemolis pažemina pustonių garsą. Tai reiškia, jeigu turim, tarkim, čia sol garsą, tai jeigu pažeminsiu pustonių, čia atsidurs tas garsas. Pažeminu pustonių. Tai pasėmus tą, tarkim, mažorinį akordą, ir pažeminus jame 3 laipsnį per pustonių, tiesiog paslinkus taip į kairę pusę, tiesiog pažeminus garsą, mes gaunam minorinį akordą. Tarkim, turiu A akordą ir pažeminus šitam akorde 3 laipsnis yra ant antros stygos 2 skirsniu. 3 pirštas ir pažeminu per pustonių. Ir jau turiu AM akordą. 3 laipsnis atsiduria čia, pustonių žemiau. Lygiai taip pat su E akordu, tarkim, galiu parodyti. 3 laipsnis yra šitas pirštas. Jį pažeminu per pustonių, atkeliu, nes jau nebėra kur žemint. Ir turiu EM akordą. Lygiai tas pats D akordas. 3 laipsnis čia. Yra 1 styga. Tai irgi pažeminu per pustonių ir gaunu M mažąją raidę, prierašą prie akordo. D, M akordas. Bet abu šitie variantai yra kvintakordai ir abu šitie akordai bus, tiek mažoriniai, tiek minoriniai, bus sudaryti iš tik 3 natų. Jeigu bus jau 4 nata, tai jau nebebus kvintakordas ir prie jo turės būti prirašyta dar kas nors. Taip, tai dabar galime eiti prie šiek tiek sudėtingesnių akordų, iš ko jie yra sudaryti. Toliau septakordai. Nežinau, ar tekę matyti, kad prirašyta ar 7, ar dar kas nors, daug visokių prierašų gali būti. Tai vienas iš variantų yra septakordai. Tai reiškia, kad prisideda 4 garsas, jau visi septakordai bus sudaryti nebe iš 3 garsų, kaip kvintakordai, o iš 4. Prisideda 7 laipsnis. Dėl to prie akordo, aišku, ir parašyta 7. Taip, mažoriniai septakordai, dabar čia parašiau kelis žymėjimo būdus, dažniausiai tai būna M didžioji raidė arba mai, nuo žodžio major, ir 7 šalia. Taip, dabar iš kokių laipsnių sudarytas tas mažorinis septakordas. Taip, paprasčiausiai 1, 3, 5 lieka kaip ir prieš tai pagrindas ir pridedam dar 7 laipsnį. Tarkim, C gamoj 7 laipsnis yra si nata. Tai mums reikia pridėti prie to akordo jau C, kurį mokam žinom, prie kvintakordo tiesiog reikia pridėti dar vieną garsą, dar vieną natą, tai yra si nata. Si nata yra čia. Ir jau turim septakordą. Akordą sudarytą iš 4 garsų.
Va, dabar jeigu norim iš to mažorinio septakordo pasidaryti minorinį septakordą, kaip prieš tai darėm su kvintakordais, tai pažeminam 7 laipsnį, va. Ir pažemint turim 3 laipsnį, bet kadangi čia šituo variantu nelabai patogu, yra tai jau turim kažkaip kitaip žiūrėti, arba bare akordus, va, iš mažorinio. Pažeminau 3 ir pažeminau 7 laipsnį. Va, ir gaunu minorinį septakordą. Va, tiesiog taip stumdau tos laipsnius, galiu paaukštinti, galiu pažeminti, bet pagrindas yra, va, kaip pagrindą galima laikyti tą mažorinį septakordą, kur yra laipsniai, taip sakant, nepakitę, nepažeminti, nepaaukštinti, tiesiog 1, 3, 5, 7 laipsnis. Ir paskui stumdydami tuos laipsnius pasidarom kitokį akordą, arba minorinį, arba dar ką nors. Va. Dabar, kadangi yra daugiau garsų, atsiranda ir daugiau variantų akordų, ką galima su jais padaryti. Taip, tai va, tarkim, dominant septakordas, kaip matot, skaidriai. Taip, dabar jis skiriasi nuo mažorinio tik tuo, kad pažemintas 7 laipsnis. Tai va, kaip prieš tai turėjom 1, 3, 7, 1 ir 3 laipsniais. Va, čia Si, 7 laipsnis, mes jį pažeminam per pustonį. Ir jau gaunam dominant septakordą, kuris yra žymimas C raide ir 7 šalia. Va, toliau, dar galima ką padaryti su tais akordais. Dar, va, liko laipsnių nepakeistų, tai galim, va, pažeminti 5 laipsnį, dar su juo niekas nedaryta. Va. Ir gaunam dar kitą akordą. Galim dar, va, padaryti C dim 7, diminished, tai reiškia sumažintas akordas. Tai 1, bemol 3, bemol 5 ir dubl bemol 7 laipsniai bus. Žodžiu, 7 laipsnį žeminsim 2 kartus. Tai jau nebe per pustonį gausis, kad pažeminam, o per visą toną, per 2 pustonius. Va. Ir taip galima tiesiog pasižiūrėti su kiekvieno akordu, tarkim, gerai žinomais tais atviros pozicijos akordais, kaip ten viskas keičiasi. Va. Tai turim D akordą, grįšiu, čia yra D gama, D tonacijai, mažorinė gama. Va, ir 1, 3, 5 laipsniai yra Re, Fa dijas ir Le. Va, čia 4 styga yra Re, 3 styga yra Le, 2 styga yra vėl Re. Ir 1 styga yra Fa diezas, 3 laipsnis. Tai jeigu, tarkim, žinom tik tai va šitą formą, bet norim pasidaryti, tarkim, matom, kad kažkur dainoje užrašyta ten D, M mažoji. Tai aš žinau, kad turiu pažeminti 3 laipsnį. Jį pastumim per pustonį žemyn. Ir jau turiu DM akordą, minorinį kvintakordą. Va, dabar, tarkim, vėl grįžtam prie to D akordo mažorinio ir dainoju randu DM didžiąją ir 7. Tai vadinasi, man reikia papildomo garso, dar 4 garso, nes atsiranda 7 prie akordo. Tai vadinasi, mums reikia dar 7 laipsnio. Taip, tai dabar 7 laipsnis yra Do diezas. Tai man dabar čia reikia kažkur aplinkui, kad sugebėčiau prispausti, pasiekčiau susirasti tą Do diezą. Do diezas yra čia. Tai tiesiog va, iš 1 laipsnio padarau 7. Ir turiu DM didžiąją 7, D mažorinį septakordą. Dabar iš 1 laipsnio galiu kažką daryti, tik tai tuo atveju, jeigu yra dar 1 laipsnis kažkur kitur bosiniai natoj, žodžiu, turi būti ne vienintelis. Jeigu aš jau jį, va taip kaip dabar ką tik padariau, jeigu jau jį žeminu, paverčiu kitų laipsnių, tai turi būti kažkur kitur dar tas 1 laipsnis.
O šiaip, jeigu tai vienintelė vieta, kur yra pirmas laipsnis, tada negalima judinti, nes jis, taip sakant, yra pamatas viso akordo ir negalima su juo nieko daryti. Bet šiuo atveju, kadangi laisva ketvirta nata taip pat yra pirmas laipsnis, tai aš galiu paslinkti iš šitos re padaryti do diezą, kurio mums reikia. Taip, dabar, jeigu noriu iš šito akordo, vėl grįžtu į D mažorinį, tarkim, D, M mažąją ir 7 kažkur randu užrašytą dainoj. Tai man reikės pridėti 7 laipsnį, jį pažeminti ir dar pažeminti 3 laipsnį. Tai 7 jau buvom susiradę, čia bus 7 laipsnis, jį pažeminu. Ir dar reikia pažeminti 3 laipsnį, kad gautumėm minorą, taip sakant, tą mažąją M raidelę. 3 laipsnis jau žinom, kad yra čia, ant pirmos stygos, ir pažeminam jį taip pat. Ir tai pasidarėm iš D mažorinio, kvintakordo, B minorinį septakordą. Taip, dabar jeigu aš noriu, tarkim, D7 tiesiog, man nereikia, kad jis būtų minorinis, aš noriu dominant septakordą, tai tada tą trejetą grąžinu atgal, kuris buvo, ir gaunu D7 tiesiog. Nes dominant septakordai yra 1, 3, 5 ir bemol 7 laipsniai. Taip, su visais akordais, tiesiog žinant vieną mažorinę formą, tiesiog žinant, kokie yra laipsniai ir kur būtent yra tas 1, kur yra 3, kur 5, koks turėtų būti 7, tarkim, tada galima pasidaryti visus kitus akordus sudėtingesnius, kur jau prisideda 7, tai visokie dies, 9 ir panašiai ir taip toliau. Tarkim, galim dar kartą praeiti su A akordu, tarkim. Turim mažorinį kvintakordą. Jeigu noriu minorinio kvintakordo, man reikia pažeminti 3 laipsnį. 3 laipsnis yra čia, pažeminu jį per pustonį. Taip, dabar jeigu noriu, tarkim, iš mažorinio kvintakordo pasidaryti mažorinį septakordą, tai man reikia tiesiog pridėti 4 garsą, kuris yra 7 laipsnis. Turi būti 7 laipsnis. 7 laipsnis bus čia. Tai yra sol diezas. Jau turiu A, M didžiąją 7. Jeigu noriu tiesiog A7, kažkur randu akordą A7, tai dar kartą pažeminu tą 7 laipsnį, kurį ką tik susiradau, pažeminu, nes mums reikia 1, 3, 5 ir bemol 7 laipsnių. Tai tą 7 laipsnį tiesiog pažeminu. Šiuo atveju atkeliu, nes nebėra kur žeminti. Ir turiu A7. Jeigu noriu AM mažosios 7 minorinio septakordo, tada dar turiu, prie visko, ką čia susirinkau jau, dar turiu pridėti bemol 3 laipsnį. Taip, nepridėti, bet tiesiog turimą 3 laipsnį pažeminti per pustonį. 3 laipsnis yra čia, kaip ir prieš tai jau žiūrėjom, jį pažeminu ir gaunu A minorinį septakordą. Tiesiog taip turim pagrindą kažkokį tų laipsnių ir tuos laipsnius stumdam į vieną, į kitą pusę. Žeminam arba paaukštinam ir taip gaunam įvairius akordus. Tiesiog reikia žinoti tą, taip sakant, kodą, koks ten prierašas, kokia raidė ar netgi žodžio trumpinys kažkoks, ar skaičius, ką visą tai reiškia. Dabar galima tiesiog pabandyti pasižiūrėti su sudėtingesniu šiek tiek akordu, neatviroj pozicijoje, kaip tas laipsnių stumdymas ir atrodo.
Labai gerai žinot tą principą būtent, kokį laipsnį reikia pažeminti arba paaukštinti, jeigu neatsimeni visų formų akordų, nes taip, jeigu reiktų įsiminti viską, tai labai daug. Reiktų ten kalti viską ir labai nemalonus darbas. Taip, kad galima, jeigu kažko neatsimeni, tiesiog pasiskaičiuoti. Tai turim mažorinį septakordą. Kaip matot, yra surašyti laipsniai. 1, 7, 3 ir 5. Tai jeigu noriu pasidaryti C7, C dominant septakordą, aš turiu pažeminti 7 laipsnį. 7 laipsnis yra čia, kaip matot, ir skaidriai. Aš jį pažeminu per pustonių. Perstatau pirštus. Ir turiu C7. Taip, dabar toliau noriu iš C7 pasidaryti C minorinį septakordą. CM mažąją 7. Tai turiu, vadinasi, dar pažeminti 3 laipsnį. 3 laipsnis yra čia. Žeminu jį ir groju ne 4 pirštais šitą akordą, o 2 pirštais. Reikia taupyti pirštus, kad paskui dar galėtumėm pridėti dar visokio grožio. Dabar iš minorinio septakordo galiu pasidaryti pusiau sumažintą. Vadinasi, man reikia pažeminti dar ir 5 laipsnį. Taip, dabar jau esu pažeminus, 7 pažemintas, 3 liko nepažemintas dar 5 laipsnis. Jį pažeminu per pustonių ir gaunu pusiau sumažintą C akordą. Dar galiu šitą padaryti, nors ir atrodo jau, kad viskas pažeminta, kas įmanoma, nes 1 laipsnio nekeičiam, jis yra pagrindas ir jis visą laiką lieka 1 laipsnis. Dabar galiu dar kartą pažeminti 7 laipsnį ir tai bus sumažintas akordas. 7 laipsnis yra čia, jau vieną kartą jį žeminu. Pažeminam dar kartą ir gaunam sumažintą akordą. Tai tiesiog, čia galima pasižiūrėti, tiesiog nupiešiau čia truputėlį, kaip visą tai atrodo, galbūt lengviau schemui viską įsivaizduoti, negu kad ant gitaros. Tiesiog siūlyčiau pasibandyti, tuos akordus susirinkti ir pažiūrėti, kaip viskas keičiasi. Tai labai pravartus toks dalykas, sakau, žinant tik tai tos, tarkim, mažorinės formas pagrindinės pagrindą, tik tai paskui, žinant principą, galima pasidaryti pačiam tuos likusius akordus, kurių reikia. Ir aišku, būna ir dar sudėtingesnių akordų, kur prisideda visokie 9, tai ten 6, tai 13 ir taip toliau. Tai paprasčiausiai prisideda dar po 1 laipsnį, tarsi statom aukštais. Turim iš pradžių pagrindą 1, 3, 5. Iš 3 garsų tie paprasčiausiai kvinto akordai. Paskui pridedam dar 7 laipsnį. 1, 3, 5, 7. Paskui galiu pridėti dar ir 9 laipsnį. Bus 1, 3, 5, 7, 9. Ir taip toliau. Ir paskui sudedu tas laipsnius ir galiu juos aukštint, žemint, žodžiu, visokius dalykus jais išdarinėti. Tarkim, C maj 9 turim tą 1 akordą. Dabar ne visada, aišku, išeina, kuo daugiau tuo laipsnių atsiranda, kuo daugiau garsų, ne visada išeina juos sudėlioti vienam akorde taip, kad ir gražiai skambėtų ir galų gale fiziškai ne visada įmanoma, ne visose vietose sudėlioti tiek daug garsų, kai jau atsiranda tie papildomai laipsniai visokie. Tai galima kažkurį laipsnį paaukoti ir išmesti. Tai dabar kurio laipsnio išmetimas padarytų mažiausiai žalos. Tai dabar visą laiką čia žeminam, tas 3 laipsnis, 7 laipsnis yra pakankamai svarbus, nes 3, tarkim, laipsnis jis pažymi, ar tai yra mažorinis akordas ar minorinis. Labai tą nuotaiką akordo, taip sakant, nupiešia, ar jis linksmas ar liūdnas, tą skambesį. 7 irgi. Taip pat labai daug įtakos turi skambesiui nuotaikai. Tai dabar galim, tarkim, išmesti tą 5 laipsnį. Čia ir yra šitam akorde 1, 3, 7
ir 9 laipsniai. Čia nėra 5. Va, tarkim, imam toliau C, M mažoji ir 9. Va. Čia būtų šitas akordas C, M7. Iš 4 garsų. Dabar galim pridėti dar 5 garsą, tą 9, kuris yra parašytas. Va, 9 būtų čia. Ir va, tokiu atveju, va, šiuo atveju sutilpo visi garsai. Dabar nereikėjo nieko paaukoti ir išmesti. Va, viskas sutilpo gražiai. Dabar galiu pagroti šitą akordą ir nuo 5 stygos. Ir čia tas pats akordas jau būtų be 5 laipsnio. Bet skamba, kaip matot, vis tiek gerai ir kažkaip nepakito labai jo nuotaika, galima atskirti, kad čia būtent CM9. Taip va, taip toliau viskas ir vyksta. Turim, jeigu va, bemol 9, C7 bemol 9, tai reiškia, kad turim susirasti akordą 9 laipsnį ir jį tiesiog pažeminti. Va, čia tas 9 laipsnis, jį pažeminau. 9 laipsnį galime ir paaukštinti, čia kur parašyta plus 9. Va, vėl tas pats 9 laipsnis, jį paaukštinu per pustonį. Ir jau gaunu C7 plus 9. Galiu vietoj 7 paimti 6 ir bus CM6 akordas. Va. Tarkim, turiu CM7 ir iš 7 laipsnių pasidarau 6. Perkeliu jį čia va. Buvo čia, perkeliau šičia ir turiu C, M didžioji 6 būtų. Dabar ne tą parodžiau. C, M mažoji būtų va, toks akordas. Ir taip toliau, žodžiu, tiesiog prisideda, tie skaičiai reiškia, kuris būtent laipsnis prisideda. Va, ar 6, ar 9, va, taip pat yra dies 5, 13, va, tarkim, 13. Bet principas tas pats yra, kad vis atsiranda nauji laipsniai ir tiesiog su jais ką nors darom, arba nebūtinai, arba paaukštinam, arba pažeminam, priklausomai nuo to, kas parašyta. Va, jeigu tarkim yra C7 sus, tas paskutinis, tai vietoj trejeto grosim 4. 4 laipsnis atsiranda. Tiesiog reikia žinoti, va, būtent ką reiškia, kad nereiktų kalti tų visų akordų arba ten sutikus kažkokį nežinomą akordą, ten lėkti į internetą ir žiūrėti, kas ten per akordas yra, ieškoti paveiksliukų ir panašiai. Tai galime tiesiog žinoti principą, ką būtent reiškia tas prierašas, tas skaičius ir tada galima pačiam viską susidėlioti. Tiesiog žinant tuos pačius principus. Tai va, iš esmės tiek. Gal turit kokių klausimų? Ar viskas aišku, ar nieks galbūt nebuvo aišku? Nes čia tokia tema vis tiek jau reiktų pagrindus turėti. Tai va. Man viskas aišku, labai ačiū už temą. Va, tai tiek skaidrės bus paviešintos, taip sakant. Galėsite tiesiog ramiai pasistudijuoti, paskui pabandyti su gitara tiesiog surinkti akordus kai kuriuos, va, tarkim, siūlyčiau šitos pabandyti, nes labai gerai matosi, kaip tie laipsniai pasislenka ir kas ten keičiasi ir tiesiog reikia pasibandyti ir perprasti tą principą. Ir tiek tada. Šiam kartui bus. Ačiū labai.